Labas krabas. Varau žvejot. Tiksliau sakant, jau atvažiavau. Bandysim sėdėti per naktelę. Gal karšį kokį, plakiuką ar kažką. Atvažiavau su palapinė. Pasiruošiau, va. Ežeriukas, Nedickas. Ką, bandom, gaudom kažką. Žiūrim, ką turim, po truputėlį kabaliojasi viena kita. Bet ne piragai. Vietiniai buvo atvarę čia, prieš tai žvejojo. Tai gražių pagavo. Karšiukų, viską. Tai matysim, kas čia mums pavyks pagaut. O ko pagausiu, tai tikėkit, parodys vis tiek. Tikiuosi, pavyks nufilmuoti bent jau vieną kokį kibimuką. Jeigu bus jų tų kibimukų. Sistemėlę pasidariau va tokią, va. Čia parodė vietinis, sako, ant bezmatilkę su matilkę ir dar paprastą kabliuko, tai va tokį va. Tai ir kibimukai, sakė, visi ant viršutinio kabliuko eina. Tai matysim, kaip čia kas. Gylis 3,5 metro kažkur. Matavausi tai. Jo, šiaip dvi plūdelės užsimetęs. Viena ant matiliukų, antra sliekutės. O dar trečia kėtė, tai va, mirminam. Bandam kažką. Nu, va, taip iš lengvo, po biškį. Kibimų porą turėjau. Pravedimas labai lengvas, toksai čiunk. Aukštyn. Ir taip staigiai nuleidžiu iki dugno ir po biškį. Tai va, tin. Lengvas ir buvo porą kibimų. Matiliukai. Vam plūdytę išsitraukiau, pažiūrėt. Kažkaip apšvietimą turiu palapinį, bet toksai realiai gal per maža lemputė, nes trūksta apšvietimo. Tai tenka naudoti ant galvos lempą iš tikrųjų. Nors ir atsivežęs turiu ir pasikabinęs apšvietimą palapiniai. Beje dar šildymas, paskui dar nufilmuosiu, tai kol kas su dujinė paprasta, nu, tokia turistinė su dujų balionu, ta prasme. Yra kliovas. Kažkokia mažytė yra. Turim. Plum. Ką, bičiuliai, yra. Ką, plakiukas, mažiukas, nu bet tai ką, ant sliekučio, va, ant stovinčios, ant plūdytės. Va, toksai va, plakiukas. Jau smagu, pabiškai ima žuvis, jau netuščiai. Pažiūrėsim, gal ir pavyks tą video įdėti tokį. Kažką pagaudom. Jų žuvį. Kavas liekučius. Tung. Nedicką vieną ant kabliuko dedu tokį, va.
Nu čia tai jau šitas riebus toks jau. Riebus šitas. Tokį va, nedidelį vieną sliekutį. Va, tik lūdytę. Slangį čia pasidariau, tokia labai fainai dirba iš tikrųjų. Nu, parodysiu tai jau gal nufilmuos. O, sliekutės ir plūdytė. Punkt. Ir važiuoju, su stopmazgiu pasidaręs. Gaunasi kaip slankianti plūdė. Va, tokia rožytė gaunasi, jinai biškai prie skandenyje. Srovė iš tikrųjų yra, vat, ant vagos sėdžio, tai srovė biškai neša, bet jie priskandini, o ir gaunasi toksai vaizdas, prasme, kai jeigu karštis kimba, tai jis dažniausiai kelia į viršų, tai prikelia, tai pasidaro. O jeigu kimba, tai, nu, skęsta plūdė toliau. Tai va tokia, bet žiauriai faina, man patinko tokios plūdytės, patiko labai. O čia šita plūdytė tai ant matylio. Ana buvo ant slieko, šita ant matylio, irgi tokia pati. Slankyti sistemėlė. Naudoju tai iš tikrųjų tokius pinigėlius, daugiau skirta gal ant balansyrų, ar prasme, nu, lydekom, ar kažkaip, bet tai aš tai man tai neprisipirksi, čia 100 tų meškerių visokių. O čia dar ir balalaika, kaip sakyt, va. Mirmini. Bandom, nes iš vietinio pažiūrėjau, tas vietinis čia pagaudęs gražiai ten buvo. Tai pabandžiau ir aš galvoju, ką čia. Bet tol, ko nesėdė, tai bent jau ranką pajudinsiu. Ir kol kas buvo kibimukų, visas gerai. Nu, valandėlę jau pažvejojęs, tai va, turi... O, biškį gal šviesos trūksta, tai... Nu, va, keletą vienetukų jau yra, bum. Naudoju pašarą, va jo, nepaminėjau, iš tikrųjų susimaišiau pašariuką su gyvo nemažai įdėjęs, iš tikrųjų. Pašarą naudojau, iš tikrųjų čia prisižiūrėjęs. Tai kolektyvas kaip aiškina irgi, ta prasme, kad vasarinį, paprastą karšinį, nežinau, ne reklama. Nu, reklama, bet manęs kaip sakyt. Va, tai Dypeksas, va tokį, va. Užsidėjau ir viskas, va, Dypeksiukas. Sėdžiu savo palatkiai. Kai tortas šilta gera. Beje, jo, kur sakiau, kad kokią viryklę naudoju, tai... Ne viryklę šildytuvą, nu viryklę šildytuvas, tai paprastai va tokį va. Šilta gera palapinė, jis gerai. Va, plūdelį. Galim pajudinti biškį. Šiaip srovė iš tikrųjų, nes srovė tai, o jeigu paleidžiu, tai... Palaukit, iš naujo parodysiu iš tikrųjų. Statau prie krašto, iki ties ir iš karto, va, neša srovė, būmt. Va, labai net. Tai dėl to biškį laikau truputėlį. Ir tai tilpimo, jo, nes srovė labai neša. Tai va taip, va, po truputį. Ir ką, va, mirminam. Iš lėto. Dabar biškai apstojo kliovos. Nežinau. Nors kaip tik vakaras vakarėja, tai turėtų kaip tik gal daugiau sakyčiau, bet keistai. Keistai nekimba. Kelias žuvis turiu jau pasigavęs, bet nestebuklai. Tai va, įdomiai kažkodėl daugiau
atvažiavus dienos metu gal prieš tą vakarą daugiau kybo, o dabar apstojo, nenori nei slieko, nei matylio. Kažkaip vat, nu va taip ir gyvenu. Nepamirškit paspausti subscribe, aišku, laikus, nu kam nesunku, aišku. O visa kita tai iš eigos žiūrėsim, kaip čia tas kliovas, kaip čia tas visas kibimas. Naktis dar laukia ilgai iš tikrųjų, kol kas tik pradėjo temti, va, nežinau, koks šitas vaizdas, kas matosi. Per langelį, va, atsiklijavau. Tai va, matysim, kaip čia kas. Gerai, žiūrim, kaip sakyt, stebim situaciją, viskas iš eigos. Gaudom, ką pagausim, matysim. Žuvis nebekimba, sustojo kibimas. Tai ką? Aišku, biškai akis man kamera, lempa, ta prasme, šviečia. Galiu būti prisimerkęs, bet nieko tokio. Skanaus, kas valgot, o kas nevalgot. Tai į virtuvę. Pasimat maisto. Ir užkandat. Dreba. Tai va. Valandų turim dabar. Tai važiuom. Po 7:10. Pirmai jo daug kibimų buvo, tuščių viską. O kol kas dabar iš vis nustojo, nes kol šviesu buvo, sutemo, iš karto viskas nustojo kibimas. Šviesa kol buvo, tai kibimas buvo, pagavau čia keletą, gal 6, nežinau, 7-6. Tai va, tiek žinių. Nu, vakaro dar laukiu, naktis ilga. Jeigu kas, pranešiu, žiūrėkit video iki galo, bus matyti. O kas sunkiai sekasi su žvejyba. Žuvis nustojo kibti iš tikrųjų. Sutemo. Dabar turim valandų realiai kiek čia beveik be 15:09 vakaro. Tai vat ir nustojo kibti visiškai. Kol šviesu buvo, tai dar kibo. O tik sutemo ir viskas ir baigėsi, viskas baigėsi, visos žuvis mūsų. Plūdelės va visiškai nulis. Tai va, tiek žinių. Laukiam ryto. Žiūrėsim apie rytą, kas bus. Naktis kol kas nenusimato turbūt gerų laimikių, o gal paryčiais prašvys kažką ir pasigausim daugiau, žiūrim, stebim toliau iki galo. Žiūrim, ką turim ant dugno. O, iš tikrųjų, palauk, nuleidau. Kai baigiau žvejybą, atsėdėjau va parą laiko vyriškai. Tai va, ką pagavau, tai čia. Galit pažiūrėti. Tai va, ir kaip žadėjau, video gale gaudžiau, sėdėjau Ukmergės rajone, Urniežių tvenkinys yra toksai. Tai žuvies čia yra tikrai, galit važiuoti gaudyti. Ką, ačiū, kad žiūrėjot iki galo, spaudžiat. Kam nesunku, aišku, laiką, subscribe ir iki sekančio. Iki.